Sveiki atvykę į mano antrą seriją. Šiandieną norėsiu surinkinėti Challengerio visą priekį laidyną, bet problema yra tame, kad yra laidai pažeisti per netyčinį auto įvykį. Aišku, keistai skamba netyčia su tokiu motoru padaryti auto įvykį. Turėjau vieną kartą reikaliukų su tais laidais, tai nuo vieno įvykio, kurį papasakosiu, kai turėjau, tai visą laiką dabar ta vieta, kur būna gavusi įvykį, tai išvinioju visą izoliaciją ir pasitikrinu laidus, ar nėra trūkę kažkur, tai nes būna nematomų dalykų, kas buvo įtrūkę ir panašiai. Tai šiandien pakeisim laidus, kai kuriuos, kurie yra nuplėšyti, juos sutvarkysim visus, surinksim priekį, ne visą surinksiu šiandien, aišku, bet stengsiuos radiatorius, generatorių reikia uždėti, kondicionieriaus siurblį reikia uždėti ir eisiu dar į galą tvarkyti irgi laidyno, nes kadangi buvo gavęs į kampą, tai irgi yra nutraukti laidai, tai ten reikia sutvarkyti, sulituoti su termokembrikais ir panašiai, kad viskas veiktų po to, kad nebūtų kažkokių tai fokusų, kai jau mašina bus pabaigta. Tai va, važiuojam. Kartą buvo toksai dalykas, kadangi visas mašinas išvarėm mes į... kai aš padarau mašinas, vežu pas kolegą į Vokietiją jas pardavinėti ir ten pardavus mašinas mes turim suteikti garantiją tam tikram laikotarpiui. Tai kadangi viską mes padarom ir žodžiu buvo istorija tokia, kad vieną mašiną pardaviau ir man gal po 2 mėnesių skambina, sako, yra toks reikalas, kad važiuojant 150 km/h greičiu išmeta vairo kolonėlės klaidą. Vairo kolonėlė veikia, viskas gut, nesunkiai sukinėjasi, bet išmeta klaidą. Ok, ir sako, kai greitis nukrenta iki 100, dingsta klaida. Kokių tik versijų negalvojom. Ir ta, ir ana, ir jungiausi per nuotolį prie mašinos, žiūrėjau, kas, kaip, kur, viskas. Nebeturiu jokių minčių, sakau, gal vairo kolonėlės elektrinė dalis, gal dar kažkas taip. Vienintelis, kas liko variantas, tai sakau, laidus reikia pasižiūrėti, vairo kolonėlės, ar jie tvarkingi. Ir ką? Pasirodo, kad ir šita, jinai po auto įvykio yra palaužyta, ją reikės pakeisti šitą dalį to. Žodžiu, įmetu nuotrauką, pasižiūrėkit, kaip atrodė tas laidas. Pažeistas va šitovo vietoje laidynas buvo, kuris buvo pasislėpęs po va šitavo vieta ir jisai nenukirstas yra pilnai, bet vienas laidelis atitrūkęs. Ir kas per reikalas tai? Šita laidynas visas stovi šitoje vietoje. Čia bamperį stovi oro ventiliacija, visa grotelės ir panašiai. Žodžiu, kai mašina pasiekė tam tikrą greitį, šitas laidynas šiek tiek pasikreipė nuo vėjo ir atsijungia vairo kolonėlė. Nukrenta greitis iki 100, jisai atsistojo atgal visą pinę ir vėl viskas veikia. Tai va toks prikolas, tai po to sykio viskas, visus toj vietoje, kur būna gavusi auto įvykiai patyrus mašiną ar ten, tai visą laiką nusijėmų izoliaciją, pasitikrinu, pasižiūriu, kad nebūtų kažkokių tai cirkų po to, kai mašina parsiduoda šitam. Tai 2 dienas išlaikė mašiną, panika, nežinom ką daryti, keisti vairo kolonėlės kaip ir nereikia, kaip ir jinai veikia, bet kaip ir atsijunginėja. Sakau, kiek kažko neperskaičiau per tas dienas, kiek kažko nepersiieškojau, kiek kokių ir durnų, ir nedurnų minčių buvo kilę, tai iš principo dabar nerizikuoju ir peržiūriu visą laiką visus laidus, kaip ir šį kartą pasižiūrėsiu tiek šitą pusę, tiek čia labiau yra į šitą pusę matyt gavę, tai reikės sutvarkyti visi laidynai. Čia nukerpta laidai ir panašiai, tai reikia susitvarkyti iš pradžių laidyną, pasitikrinti visi agregatai ir dirbs toliau, tiek vairo kolonėlė, tiek visa kita. Įsitrinam klaidas ir tik tai tada pradėsim surinkinėti viską iki galo, kad paskui nereikėtų buksuoti arba ten per tarpus kažkur tai kišti rankas, ten milimetrais daryti. Tai va, tai tokia tema yra šiandien.
Ir šiandien pam skambutis iš kebulisto. Yra vieta, vežk mašiną, o variklis dar stovi, nes jisai prašė išimti variklį, kad būtų lengviau jam patiesinti. Tai nutariau šiandien per vakarą išimti variklį ir rytoj iš ryto ant ralo ir važiuojam tiesintis. Nusirinkom priekį visą, dabar iškelinėsim variklį. Čia šitas, ką norėjau dar pasakyti apie Challengerį, yra 5.7 variklių 17 metų. Komplektacija tokia, šiaip savo, bet uždėsim tą aftermarket body, gerus ratus uždėsim, padažysim visą ir manau bus bomba. Varom iškelinėti motoro, pasiruošiau aš jau jį ten iš apačios, atjungiam kardaną, duslintuvą nuėmėm, čia iš priekio viską, kūro padavimą, aušinimo sistemos šlangas vadinamas išėmėm ir bandom iškelti motorą. Kaip galvojat, parašykit komentarą, pavyks mums greitai išimti šitą variklį ar nepavyks? Ar susidursim su kažkokiom problemom? Kaip dažniausiai visą laiką būna, atrodo, kad 1, 2 ir viskas, bet niekada tai praktiškai nebūna. Tai bandom tada pasižiūrėti, o jūs parašykit komentarą, ar pavyks ar ne. Kaip ir sakiau, kad nebus taip viskas paprasta, nes čia šitas vamsdelis, kaip pavyzdys 6.4, jisai šiek tiek kitaip eina, o šitam jisai eina už laidų. O jį atsekt, čia reikia spec įrankio, kurio mes neturim, tai teks truputį palankstyti vamsdelį, to pastatysim į vietą. Mes jį neišūsim paprastai. Gerai. Palauk, jeigu mes įkelsim. Kažkur įsikliūna. Kažkur šiandien gerai. Nu, kaip visą laiką. Kardanas neatjungtas. Kardaną atsakau, bet pamiršau atjungti. Tai dabar kyla mūsų visą greičių dėžė į viršų ir dar antifrizas pradėti kėti. Tai reikia lysti po mašiną. Atjungsim. Galvojau, išsitrauks. Gerai. Variklis, kaip nekeista, bet pasisekė ištraukti be didesnių problemų. Dabar mums reikia atsekti traversą, pastatyti atgal traversas, va šitas daiktas atsekti, su vairo kolonėlė, atjungti nuo variklio, atgal pastatyti į čia ir bent vieną ratą prisukti, kad vairuotųsi kažkiek. Tai, nes kebulistas, kai pakeis šitą dalį, tai jam reikės viską sudėti, suvesti, išmatuoti, strižainės viską, kad būtų savo vietoje. Tai tam reikia atgal traversą įdėti. Aišku, nesu tikras, kad jisai yra geras, bet jis išmatuos, pamatys, ar jisai geras ar ne. Tai tikiuosi, kad bus geras ir nereikės naujo pirkti. Nes naujas kaip ne kaip originalas 1000 eurų kainuoja. Tai geriau, kad liktų šitas. Einam, bandysim, įsitrauksim variklį ir su visu kuo čia nusileisiu traversą. Ir atgal atvešim, atgal uždėsimės jį. Vienas geras dalykas, kad jisai įsijėmė variklis, viskas tvarkoja. Čia kaip ir žiūriu, pažeidimų tokių nėra labai didelių. Iš vis čia nėra net pažeidimų. Aišku, keistas smūgis kažkaip tai iš šono gavo, bet pats iešmas vadinamas, jisai su juo viskas yra ok. Niekur neįlenkta, nei nieko nepadaryta. Tai vadinasi, keisim tik tai viršutinę dalį iki stiklo ir viskas. Tai valio. Bet pirkti vis tiek reikia visą. Viena problema yra. Kardano pakabinamas goliais išplyšęs. Kaip taip galėjo būti, neįsivaizduoju. Ir smūga nebuvo, variklis vietoje, bet išplyšęs. Neturi supratimo, tai reikės nuiminėti ir vežti, kad pakeisti pakabinamą golį vadinamą. Ką, dabar einu, nusijamam traversą ir uždedinėsim atgal ant mašinos. Šiaip kas man patiko, tai
keista, galvau, kad čia bus kažkur tai lenkimas, dar kažkur tai, bet nėra jo. Tai labai keistai iš tikrųjų atrodo, bet aišku, viską pamatavę įstrižainės, tai jeigu viskas gut, tai gut, jeigu ne, tai ne. Ką, gerai, einu, nuiminėsiu traversą, nes laikas spaudžia, o rytoj iš ryto reikia, kad būtų jau mašina pas kebulistą. Dar viską, kai šitą pasidarysim, reikės nurinkti visas laidynės, ten filtradėžė. Aišku, iš oro filtro padavimo, tai ten nieko jau nelikė, bet reikia visi plastikai nuimti ir atitraukti, nes jam reikės virinti, įgrėžinėti, tai trukdys, tai reikia. Prašė, kad viskas būtų atitraukta, kad galėtų kokybiškai pakeisti viską tvarkingai. Visgi pavyko lengvai nuimti motoras palyginus. Dabar paimam traversą, dedam čia, uždedam pakabą, su šita tiek jau to pakabą, uždėsim ratukus, rytoj veždami ant raliuko ir užvažiuos. Ir viskas, ką, nurenkam, kaip minėjau, tuos laidus ir pas kebulistą rytoj. Paimam traversą, bandom, nežinau, kaip iš tikrųjų man vienam pavyks, bet kažkaip pabandysim. Pataikyti mes. Šilta truputį. Traversą užmetėm. Sujungiam vairalasdę ir pakabą nuos pusės. Toj pusėje tai nieko gero nėra iš pakabos. Čia sudedam pakabą visą, sujungiam, užmetam ratą ir baigta. Labai svarbu va šito daikto nesukinėti, nes ant vairalasdės yra vadinamas šleifas ir jeigu jį susuksi, vairas sukasi tik tam tikrą skaičių kiekį į vieną pusę ir tam tikrą skaičių į kitą pusę. Jau man yra buvę, kai kažkas pasukinėjo, sujungiau, vairas sukt, užsidegė visi, vairas nustojo veikti. Turiu mini mygtukai prie vairo daugiafunkciniai airbagas užsidegęs, kas čia pasirodo, kompą pasijungiu, žiūriu, kad negerai viskas nuplėšta. Tai va, tai svarbu nesukinėt nuimant ir vėl į tą pačią vietą pastatyti, kad vairas būtų toje pačioje vietoje. Čia buvo pirmose mašinose pas mane, dabar jau viską žinau, kaip reikia daryti. Taip negalima daryti. Tupiu ir nesuprantu, kodėl aš atsitupęs darau darbą, kurį galima pasikėlus. O, koks aš. Kodėl aš atsitupęs darau, kai galima pasikelti ir savo patogiai daryti. Rinkinėti tą pakabą. Bet ne, mesgi žmonės pasidarom iš pradžių sudėtingiau, kaip padaryti. Hop, stogininkų plaktukas. Kaip tik prie mašinos, ne? Šiandien purvini darbai baigti. Paskutinis varžtelis ir važiuojam. Ką, padarėm pakabos darbus, sudėjom viską, dabar nusimetam laidus ir jaučiu, kad reikia į namus jau važiuoti, ne? Jau 10 valandų vakaras, gal ir pailsėt būtų gerai, ne? Ai, dar šitą reikia užspaustą daiktą išimti. Nežinau, prie vienų varžtų tai prieisiu, bet kiti tai jaučiu, kad čia nieko ir nelaiko jau jie ten. Turbūt, kad čia paliksim kebulistui pažaisti šiek tiek. Gal nesupyks. Neturėtų, manau. Taip, atseksim laidus, atseksim vamsdelius kūro ir stabdžių. Ir šitą atkabinsim, įmesim į tą pusę laidyną visą. Čia jau liktai atsikabinau, jo. Ir viskas.
Kardano nenuėmėm, reikia pasikelt, nusimt kardaną ir vežt pakabinamą guolį, tą sutvarkyti. Visiškai išplyšęs. Žinau, kad čia atsijungi, išsijama, jisai išsipresuoja, tik tai dabar klausimas, ar mes gausim tokį guolį, rasti kodas ir žiūrėti, ar artimiausių metų, kol mašina tiesinsis ir dažysis, ar gausim tą guolį, ar reiks pirkti kardaną. Ką, didžiuojasi savim, viskas, dabar tai jau tikrai per duris paskibulystė. Ką, priekį susitvarkėm su laidynu, kaip ir viskas aišku, reikia pasižiūrėti dar, ar viskas veikia, ten vairo kolonėlė ir panašiai, tai eisim patikrinsim ir dar apsižiūrėsim, kad gale yra nukirpta laidų, tai čia kaip buvo į kampą gavę, o ten kaip tik laidai išeina toj vietoj, tai reikės irgi visi laidai sutvarkyti, paraskambinti, patikrinti, ar viskas veikia, nes čia tiek aklo zonos laidyno ateina apinė, tiek parktronikų laidynas visas, tai vat irgi reikia kruopščiai viską sutvarkyti, kad nebūtų vėliau problemų kažkokių. Tai čia, jie kai buvo ties ta vieta, išėjimas yra, čia buvo biški gavę, tai nukirptai yra visi laidai. Tai eisim, sutvarkysim šitos laidus ir patikrinsim, pajungę tiek aklą zoną, tiek parktronikus. Sudėję, tada matysim, ar viskas veikia ar ne. Važiuojam, sutvarkysim laidus ir tikrinsim tada. Dabar dar eisim, pasitikrinsim priekį. Einu pabandysiu užsikurt, pasižiūrėti, ar generatorių uždėjom. Ten laidai irgi buvo visi tokie, tai ir generatorius toks šiek tiek įtartinas man buvo, bet einu pasižiūrėsim, ar krauna ar nekrauna. Bandom užsikurt. Generatorius krauna. 14, viskas būt. Bet vairo stiprintuvas neveikia. Kažkodėl tai. Kažkaip šitą mašiną tai siurblys, tai vairo kolonėlė. Laidai, gerai. Tvarkėm laidus. Fiškė čia gerai. Šitie laidai net nebuvo pažįsti, ten viskas eina, ok, gal prie pačios vairo kolonėlės atjungta yra. Na ne, ten viskas pajungta. Gerai, pasižiūrim. Saugiklį, Sasmas Power Steering F03, ok. Opa. Gerai. Perdegė saugiklis. Tai va, suradau. Sudegė saugiklis, matyt, nuo avarijos, bet kas keista, kad nebuvo čia, kad kažkas tai būtų, nu taip, fiškutė buvo biški palaužyta, bet nu gal kažkur tai užsitrumpino, tai mes eisim, pakeisim dabar saugiklį ir dar sykį užsivesim, pasižiūrėsim, ar viskas veikia. Pasiskolinsiu saugiklį, va, iš žaliojo brolio Juočkio. Pasižiūrėsim. Atrodo, kad geras. Gerai, tą aukštą. Bandom užkurt, pasižiūrėti, gal veik pradės. Opa! Veikia. Klaidų milijonas, bet veikia. Liuks. Kolonkė veikia, viskas gerai, vairas sukinėjasi lengvai, reiškia, saugiklis buvo kaltas, saugiklį pakeitėm, dabar eisim, susitvarkysim galinius laidus, juos irgi pasitikrinsim. Ir surinkinėsim visą priekį iki galo. Tai yra radiatoriai, viskas, aušinimo skystį užpildysim, kondicionierių užpildysim, pasižiūrėsim, kaip viskas gerai veikia. Bet prieš tai dar pažįstamai reikia pagelbėti, irgi Challengeriai prašė dugno apsaugą pritvirtinti, nes nelabai gerai ten pritvirtinta dirželiais, tai reikia tvarkingai pritvirtinti. Tai lekim šitą išvarysim, įsivarysim juodą, sutvirtinam viską ir toliau eisim prie žalio surinkinėti. Kaip ir minėjau, paprašė draugas variklio apsaugos sutvirtinti, uždėti klipsus ir visą kitą, tai va, įsivariau mašiną, dabar greitas darbas, greitai padarysim, karmos taškų gausim ir toliau eisim prie mūsų žalio. Pasikelia mašiną į viršų ir pasižiūrim, kas ten darosi, gal ten iš vis nebus galima uždėti, gal kažko trūksta ar panašiai. Tai davai pasikeliam. Kilogramas dirželių užviniota. Taip padaryta, ne? Realiai jį reikia užmauti į vidų. Jeigu taip stovi, tai vėjo pasipriešinimas eina ir jį plėšia į apačią. Tai reikia jį užmauti į ten ir čia padaryta
didesnės skylės, kad galėtum čia klipsus tos sumauti. Tai reikia perdaryti. Nenukris. Pirštinės užsimaunam, kaip baltarankiai, kad dirbtumėm. Taip, turim ventiliatorių. Gaila, kad ventiliatorium nėra originaliai, neina laidai. Kokie turi būti. Nuo seno ventiliatoriaus laidų pinė yra, bet jinai žiūri visą pažįstą, tokie tai ten. Bet nesmarkiai, tik tai izoliacija. Ir šitas daiktas yra apsaugėlė sulaužyta, reikia ją dar pataisyti. Susidedam ventiliatorių ant radiatoriaus, laikiklį apatinį prisisukam, susidedam ir susimaunam tuos. O, dar reikės nueiti užsisakyti, kad atvežtų aušinimo skysčio. Problema tame, kad neturiu kondicionieriaus ir greičių dėžės radiatoriaus. Tai vienintelė tokia problema, nes nėra nei užsakyti, nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. 6.4 ir 5.7 skiriasi radiatoriai. Aišku, galima pritaikyti, bet to nerekomenduoju ir net nenoriu daryti. Tai reikia įdėti tas, kas turi būti. Įvarau, tada prisisuksiu šitos. Laikiklį įstatom radiatorių, ventiliatorių, pajunginėjom ir aušinimo skystį užpilinėsim, bet dar užsisakysim. Išsukti varžtai ir vėl vieninį kartą turėjo būti įdėti. Labai tikiuosi, kad jie čia yra. Nereikės, nes jie tikrai turėjo būti. Gal ir ne. 13 galvutė yra, nėra. 10 galvutė tas pats, nėra. Kur jos išeina, niekaip neįsivaizduoju. Tiesiog kojas turi, jau N šitų galvučių pripirkta. Radiatoriaus laikiklį pritvirtinsim, kad galima būti įstatysim radiatorius į čia. Taip, dabar sudėsim šitą ventiliatorių, uždėsim ant radiatoriaus ir dėsim į ten, užmausim šlangas. Užsidedam laikiklius, guminiai padukai, radiatoriai. Mauna. Laidų pinę ventiliatorių dar užsidėsim šiek tiek vėliau. Įdedam. Taip, pažiūrim šitie tenais. Gerai. Čia gerai. Yra, atitinka. Apsidžiaugiau, kad radiatorių turiu. Bet čia pasirodo nuo 5.7 radiatorius. Gaila, o norėjau, kad būtų šitam viskas. Čia broliai va šitam juodam mūsų yra nupirktas. Nu, okei, gerai, sulauksim ir tą. Gerai, sudėjom, užmovėm vamzdžius, uždedam hamutus ir užpilinėsim, turi netrukus atvežti jau aušinimo skystį ir norint reikės dar sistemą visą. Aišku, šituose tai labai paprastai nusiorina, bet nesuprantu, kur tie įrankiai dingsta. Viršutinę šlangą užmovėm, apatinę irgi reikia, ten toks biškiai kreivas priėjimas prie jo, bet pabandysim kažkaip tai uždėti hamutiką. Prieisim. Gerai, šį čia užmovėm, ten užmovėm, hamutų suspaudėm, užspaudėm, nieko neliks, dedam antifrizo bakelį išsiplėtimo, sumaunam šlangas ir skystį pilam. Viskas, aušinimo sistema sujungta. Gaila, džiauriai gaila, kad nėra kondiškės radiatoriaus. Nu, aš labai tikiuosi, kad čia šiandien, rytoj bus. Iš principo be jo negalėsiu net surinkinėti viso priekio toliau. Labai tikiuosi, kad atvažiuos. Labai tikiuosi, kad atvažiuos jau. Šiandien atvyko pas mus radiatorius. Negalvojau, kad bus tas, bet pasirodo, kad tas radiatorius. Oro paėmimas, bamperio guma. Parsivežiau bamperį iš dažyklos. Tai ką, surinksim bamperį visą. Radiatorius uždėsim, užpilsim skystį ir šitą kondicionierių užpildysim. Pasižiūrėsim, ar viskas niekas niekur neleidžia, bet tikėtina, kad viskas bus gerai. Uždedam bamperį ir pas mus jau netiek daug ir reikalų lieka. Ai, dar pakeisim diržus raudonus ir arbego pakeisim į SRT.
Užsimetam televizorių, prisitvirtinsim radiatorius, susireguliuosim kapotą. Šnervis, ortakį, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. ...25 minutės vakumuos ir žiūrėsim, ar viskas gerai su vakumu, su sistema. Tada, jeigu viskas gut, užpila ir patikrinsim, ar šaldo. Kol pildos kondicionierius, pasikeičiam sklendį į gerą, nes pas mus šitą yra tokia palaužyta. Ką, atėjo eilė mum užsidėti diržus, kol laukiu bumperiui 2 laikiklių, tai nutariau pasikeisim diržus į raudonus. Dėrės prie suportų, čia dar katinas su raudonom akim užsiklijuos, tai pirmą kartą toksai mano eksperimentas uždėti raudonus diržus. Aš manau, kad bus gerai, po to dar uždėsim sagtis, reikia, buvo šovusios, tai jau yra sutvarkyta. Vairo oro pagalvę irgi pakeisim į SRT užrašą. Mano galva, tos visos va tokios detalės smulkmenos ir turi gautis bomba. Įdėjau, užfiksavau, kad nebūtų kaip kažkurį tai kartą neveikia, nes pasirodo neužfiksuota ir viskas. Pip, pip. Gerai, ne? Realiai tai bus jau viskas, dabar sagtis sudėsim, šitas įdėta, airbagas įdėtas, priekis davikliai visi sudėti. Tai jeigu visa sistema tinkamai sujungta ir tinkamai veikia, tai iškart turi užgesti airbago lemputė. Tai pasikeičiam mes dabar sagtis ir pasižiūrim, ar viską tinkamai padarim. Kiekvieną kartą, kai šauna bent vienas airbagas, bent jau challengerį, tai visą laiką diržai ir sagtys šauna. Čia tam, kad pritrauktų arba vairuotoją, arba keleivį, tai jie visą laiką šauna. Nė vieno neturėjau challengerio, jeigu buvo ten ar vairo airbagas, ten ar kažkas, tai visą laiką sagtys ir diržai, tai čia jau auksinė taisyklė. Nežinau, gal kam nors gyvenime buvo papuolę taip, kad, tarkim, airbagas vairo šovės panelės ir jiem nebūtų šovės sagtys. Nežinau, man neteko ne vieną, ne du, ne 5. Esu turėjęs visuose, jeigu būna šauta bent vienas airbagas, tai sagtys ir diržai, pam. Liuks. Gerai. Airbagai gerai. Raudoni diržai veikia. Vakar užpildėm kondicionierių, pasižiūrim, ar šaldo. Šaldo. Na ką, šiai serijai tiek. Jei jums patiko mano video, spauskit patinka, pasidalinkit su draugais, užsiprenumeruokit mano kanalą, nes visą tai mane motyvuoja kurti video, o aš einu ruoštis kelionį į Vokietiją. O į Vokietiją važiuosim su šituo Dodge Durango, kurį reikia nuvaryti į aikštelę pardavimam. Tai kitoj serijoje pamatysit, kaip mums sekėsi visa kelionė iki Vokietijos, kiek suvalgė dujų ir visas kitas smulkmenas žiūrėkit kitoj serijoje.